pristatau jums planas 10 000. Taigi, šio plano esmė yra uždirbti 10 000 eurų per vasarą, neužsidant jokių apribojimų ir pabandant bet kokius realiai būdus pažiūrėti, kaip nepilnametis gali užsidirbti. Taigi, pastarąsias porą savaičių galvoju būdų, kaip pasiekti šį tikslą ir sugalvojau 5 labai originalias idėjas, kaip judėsiu tikslo link. 10 000 tikrai pakankamai didelis skaičius atrodo, 5 digits, bet atiduosiu visą savo kraują ir prakaitą, kad įvykdyčiau būtent šią misiją, kad įrodyt jums, brangus kolegos, kad bet kas šiam pasaulyje yra įmanoma. Taigi, pirmoji idėja. Pasigilinau į porą fiziškesnių veiklų, kurias galėčiau atlikti tikslo siekime, tai apsistojau ties langų valymu. Rinkoje langų valymo kaina 100 000 kvadratų yra apie 150 eurų. Tai jeigu daryčiau valymus pagal rinkos kainą, tikslas būtų pasiektas per 67 valymus. Tarkim, per dieną atliekame 3-4 namus, tai reiškia, kad kiekvienas valymas užtruktų 2-3 valandas ir visas tikslas būtų pasiektas per tarp 22 ir 17 dienų. Aišku, 2-3 valandos vienam projektui yra labai daug, tiksliau labai mažas laiko tarpas, kiek galiu padirbti, tai būsiu padžiointas vieno kolegos draugo vardu Augustinas ir mes dviese atlikinėsim šios darbus, kas logiškiau ir realistiškiau atitiks mūsų 2-3 valandų planavimą. Tai jau kadangi dirbame dviese ir dalinamės pajamas, šis projektas prailgs iki 44 ir 37 dienų, kas yra pusę vasaros ir tikrai labai daug laiko užimtų, nes jeigu dirbtume 2-3 valandas per namą, tai kasdien būtų praleista prie valymo vien tik tarp 8 ir 12 valandų. Tai šį laiką neįskaičiuojama bandymai parduoti paslaugas, taip pat ir važiavimai iki klientų namų ir taip toliau. Plus idėja yra tokia, kad kainos bus siūlomos mažesnės negu rinkoje, tai jeigu rinkos yra kaina 150, mes logiškai siūlome 100, kad būtų didesnė paklausa ir potencialiai daugiau galėtume susirinkti akių į mūsų veiklą. Tai įsivaizduokim, kad tai prie dar vieną plius minus savaitę, tai šis užsiėmimas labai pratemptų mūsų veiklą ir užimtų vos ne visas atostogas. Tai turiu dar planą B, C, D ir E. Antra idėja. Dropshipping. Tai su 2 partneriais jau užsisakėme produktus, kuriuos pardavinėsime. Kol kas jų neatskleisiu, kad palaikytų tokią šiokią tokią intrigą. Projektus planuoju atskleisti, kai jau bus šiek tiek įsivažiavęs tas pats verslo modelis, kai galbūt bus paruošti jau pirmi videos ir galėsiu parodyti porą klipų, kaip viskas atrodo, galbūt pačio website'o kūrimą parodysiu. Na ir pajamos iš dropshippingo yra labai neprognozuojamos, tai aš negaliu dabar konkrečiai pasakyti, per kiek laiko galėtų būti pasiektas tas 10 000 tikslas, bet dėl šito bus kiekvieną savaitę update'ai, kiekvieną savaitę uploadinsiu naujus videos su update'ais kiekvienoje veikloje ir tikrai ne kitą, nes kol kas dar siuntime yra produktai, bet dar kitą savaitę jau galimai parodysiu pirmus videos, kaip viskas einasi ir kaip galbūt planuojame plėstis. Tai trečia idėja yra kripto. Kripto aš neplanuoju iš jo labai daug išsidirbti, bet manau tiesiog būtų įdomi idėja kas savaitę pažiūrėti, kokios tendencijos yra markete ir šiaip fun dalykas, nes upscale, downscale čia kaip lažybos, tai biški addictiono ir dopamino sukelia. Tai tiesiog jeigu pavyktų porą šimtų užsikelti, vis tiek būtų pliusas. Šiuo metu mano Binance wallet yra $750, kaip atsimenu, ir kadangi labai bearish marketas, tai šiek tiek down kol kas yra, bet jeigu turim 3 mėnesius, tai labai daug kas gali pasikeis. Ir prognozuočiau, kaip profesionalas veteranas 2 metų jau,
galėtume 300-400 užskelt per bullish marketą, nes kol kas dabar viskas yra nukritę dėl visų tų day traderių, kurie mane labai užnesa, nes tu vieną dieną nueini miegot, tavo Solana yra 173, atsikeli 152, tu numetęs per naktis į $100, bet tada tiksliau dienos eigoje viskas sugrįžta į vėžes ir viskas tralivalis smagu, bet tikėkime, kad tie day traderiai pumpins labai patį crypto marketą ir šiek tiek paprofitinsim iš ten. Taip, tai ketvirta idėja yra copywriting. Copywriting yra tas modelis, kur realiai kiekvienas taip vadinamas guru tau pasiūlys, nes jis labai lengvai išmokstamas, ypač kai AI galima naudoti šiais laikais, tai labai paprastai daromas, bet tas paprastumas sukelia ir problemą tokią, kad pasiūla darančių šią paslaugą yra eksponentiškai didesnė nei buvo prieš 5, 4, 3 metus. Tai klientų surasti yra daug sunkiau, nes visi pakistaniečiai dirba, visi ten, kurių pragyvenimo išlaidos yra daug mažesnės, jiem daug paprasčiau yra užsiimti šią veiklą, nes jie turi belė kiek laiko ir gali tiesiog non-stop varyti. Tai pasigilinsiu į copywritingą, bet nieko nepažadu, kad labai daug bus uždirbta iš to. Gal net 0, nes nelabai ir domina mane, bet we'll see. Na ir penktoji idėja yra jau veikla, kurią užsiemu porą mėnesių, tai yra sales. Aš dirbu su viena įmonė, kuri siūlo kitoms įmonėms savo paslaugas, tai yra B2B. Ir pajamos iš to ateina labai retkarčiais, nes aš pasisiūlau dirbti for free kaip internshipas. Tai jeigu matysit kažkokį šiokį tokį inflow, porą šimtų gal pavyks akumuliuoti, bet daug iš to nesitikiu, nes dauguma, ką aš ten darau, yra for free. Tai galbūt pavyks šiek tiek pasikelti iš to. Taip, tai planas antrai savaitai. Su langų valymu planuoju jau pradėti kitą savaitę eiti pas klientus potencialius ir pitchinti savo idėją. Augustas bus išvažiavęs kol kas, tai pamatysi daugiau jo Liepos mėnesį, bet kol kas pabandysiu vienas papitchint 100 namų galbūt pavyks 10 klientų gauti. Tai jau būtų apie 1000 eurų. 10%. Tai we'll see about that. Su dropshippingu planai bus tokie, kad už 2 savaičių atvažiuos produktai, tai kol kas chill. Crypto, kai bus, tai bus. Čia labai unpredictable yra ir day trading tikrai nesiruošiu, nes tiesiog boring. Copywriting, kaip sakiau, pasigilinsiu ir pažiūrėsiu, ar tikrai apsimoka. O sales, tai galimai gausiu darbo, bet vėlgi jis bus neapmokamas, tai irgi unpredictable. Taip, tai išgirdote 5 veiklas, kuriamis gyvensiu ateinančius 3 mėnesius. Šiandien yra birželio 8 diena ir ką, važiuojam.